esanti turnyro lentelės dugne. Čia Krikė iš viršaus! Turi pasitvarkyti su savo pražangų vadyba. Būtent kada atsirado žaidimo Dalius Kozys, buvęs Jonavos žaidėjas, dabar bando žaisti prieš Beną Krikę. Na, labai sudėtinga ten buvo ataka. Krikė aikštėje. Ir čia pagauna reikiamą momentą. Būtent. Šeimininkų atsakymas. Benas Krikė prieš Zeiną Votermano, gera ten Votermano gynyba, Krikė pats atkovoja kamuolį, dar kartą tą daro ir varžovų baudos aikštelę, o dabar ir Eštonas gauna kamuolį, perduoda Krikė arčiau krepšio, vėl pabando paspartinti puolimą. Krikė iš toli. Techninės pražangos. Kėlinio pradžia 16-2 priekyje buvo Jonava, dabar namų arenoje visai kitaip žaidžiantys Gargždai susitiks su Utenos Juventus. Ir turnyro lentelės kaimynai ten, Gargždai 6.